Tai gerų vakarų, kaip visada kasmetį apgausiai susirinkus į Varėnos kultūros centrų in polkos festivalį. Nu, žinokit, tiek žmonių tai jau seniai daug buvau matęs. Ale vis tiek nors smagu, kad nori kažkiek atei pažiūrėti. Bet žinokit, šiandien smagiausios polkos, smagiausios poros varžytuvės 2024. Aš, žinokit, ir labai norėjau, net matėt, kaip užuolaidą drebėjau, kaip mėgstu šoktą, Dieve. Ale mani nepralaida komisija, liepė perėti technikinį, bet pernai, kaip šokau, vos galo negavau, tai šiuos net nepralaidžiau. Ir vienų brokų turiu, kad pa šeimos daktarių negaliu davės, bet šeimos daktaras, o štai vienišas. Be šeimos nepriima. Tai čia mano bėdos, ale žinokit, labai man vesela, kad šitiek privažiavo ir svarbiausia, kad privažiavo nevietiniai. Iš Varėnos rajono tai gal tik tais 3 poros. Dieve, dzūkai jau tie atsikratė, tie atsibalado iš tos polkos, kad jau žiūrėti negali. Tai suvažiau, žinokit, iš pagrindė Kaišiadorys ir Vilnius okupavo. O tai, da gyventa, Varėna dzūkų sostinė, o nėra vietinių. Nu čia biski jau tokis minusas didžiulis. Ale pasakysiu iš rašto, kaip čia parašyta, man liepia iš rašto viskų skaityti. Malonu visus jūs matyti susirinkusius į smagiausios polkos, smagiausia pora varžytuvės. Tai pirmiausia, Druskininkų kultūros centro etnografė Lina Balčiūnienė. Etnomuzikologė, muziejininkė, lietuviškų šokių vakarų Kaune, organizatorė, daktarė Laura Lukianskienė. Nu ir čia tai jau atsibaladoja iš kažin kur. O jėtus. Ne, čia Šiaulių atvarė. Tai Šiaulių kultūros centro mėgėjų meno skyriaus vedėja, Lietuvos moksleivių folklorinių šokių varžytuvių patrepsinė organizatorė Aušra Brijūnienė. Nu, čia pasakiau, kad žiūrovai rinksit, nu tai kur? Pirmas polkos ratas. Šoka vaikai, pristatau kažko. Vaikutai atvažiavo iš Matuizų kultūros centro, neformalaus vaikų švietimų šokių kolektyvo Šokių mozaika, katriem vadovauja Irina Čaplikinė. Atvežė vaikus ir paliko, Dieve, apsiratukus. Va, čia žinokit, Danielius tai šoka ne pirmuros. 22 metais net pirmų vietų paėmė, ale tik merga kita buvo.
tai dar jau kaip žiemų svetimų davė pirmų. Taip, antra pora bus Livija Lenkevičiūtė ir Arnas Lenkevičius. Taipogi iš Matuizų šokių mozaikos. Va, Olivija, žinokite, su Arnu, tai 23 užėmė pirmų vietų. Nu, tai muzikantai graikit šitie močiai, da tegu bet pailsiškai Šedorių to atvažiavė. Iš Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblio Žilvita, katram vadovauja Laima Morkūnienė. Muzikantai čia tai mane parašyti, kas ateitas ir graisva. Kategorijon varžysis 4 poros. Tai gal pirmiausia pristatysiu visus iš Kalinos. Ar kaip čia geriau padaryti? Po vienu, nu kaip sak, gerai po vienu. Elada Jackevičiūtė ir Gytis Kaulakis. Iš Kaišiadorių folkloro ansamblio Žilvita. Vadovė toj pati. Bet man parašyta, kad čia, žinokit, tai merguolė tai jau būsima matematikos mokytoja. Tai jeigu kam nelabai su skaičiais, tai jau į bernukų išmokinas 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nu, tai ir šitą pirvarom toliau, o jiem graina Vilijus Statkevičius su harmonikus, tas pats. Evita Markūnaitė su barabonu, o šokėjo brolis ant skripkos.
va trenkė barabonų, ei pas bernų nuvatama, tai ką reiškia. Taigi, Evita Morkūnaitė ir Matas Vaškevičius, Kaišiadorys, folkloro ansamblis Žilvita, vadovė toj pati Laimutė, o jiems groja jau tik, ne vėl visi trys, parašyta tik vienas groja. Nu, grokit, kaip išeina. Bet svarbiausia, kad harmonika graina Vilijus. Atvažiau iš sostinės, Lietuvos sostinės, iš Vilniaus. Gabrielė Putytė iš Vilniaus universiteto folkloro ansamblio Ratilio. Ir visiems gerai žinomas, mama geriau dar kol kas dar žinoma, tai Vilius Sungaila iš Vilniaus folkloro ansamblio Poringės. Čia, žinokit, neprasčiokai atvažiavo. Bet jau jie šiais metais vienų nominacijų nukniaukė. Buvo šitam folk kažkokiose varžytuvėse deduros, o šiuos met pirmų vietų laimėjai, va. Tai pažiūrėsim, ar Dzūkijos žemelė nebus slidzi. Prašom, 6 pora. Ir Vilijus Statkevičius iš Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblio Žilvita. Jiems grais Gabija Kinderevičiūtė ir Evita Morkūnaitė ir skripka toj paci. Kitas brolis. Jau kitas brolis? Ai, tas pa. Kad vieno tėvo būtų vaikai. Ja. Nu, prašom.
Trojica, to 8 pora, gal nėra? Yra. Vos sėdė gražiai vienas ant kitų žiūro, galvoja, kur mes čia Dievę papuolė. Moteriškė tai labai nori, bernas tai nelabai. Taigi 8 pora, nieko nelaukus, irgi atvažiavo į sostinės, iš Vilniaus Gijos folkloro ansamblio, katram vadovauja Austėja Vakarinaitė. Nežinau, kaip jiems seksis šokts, bet abudu yra muzikantai, harmonikų graina. Tai, o žinot, muzikanto dalė, groji, o šokdzina tai kiti. Tai va, tai nežinau, pažiūrėsim, kaip jiems čia pasiseks. O šoka Adelija Barcienė ir Petras Cicėnas. Sukirčiavau. Almonė ir Arvydas Rakauskai iš Vilniaus etninės kultūros bendrijos Radasta, katrai vadovauja Audronė Vakarinienė. Tai suvėjo net pasilaido rankoms. Nu va, pagaliau ateis vietiniai, šio krašto pieskiniai, atvažiavę iš Matuizų mėgėjų teatro Giraitė, katram vadovauna Irena Čaplikienė, tai Anelė Kamandulienė ir Jonas Mikalauskas.
čia dabar jau, šoko šitie, dar šitie nešoko. Taigi dar 11 numeriu kviečiame Audronę Švedirauskienę ir Kęstutį Aleckūną iš Vilniaus folkloro ansamblio Radasta. Jau jie įsnaus pradėjo greičiau varyti reikia. 12 pora atvažiavo iš Kaišiadorių folkloro ansamblio Žilvita. Tai Rasa Banevičienė ir Kęstas Ivanauskas. Muzikantai keičiasi. Ir Justas Neniškis, ar te pasakiau pavardės? Taip? Neniškį, tai aš manau, kad te pasakiau, o moteriškės ar te pasakiau? Ar Dubosienė, ar Dubosienė, vienu žodžiu. Linutė ir Justas, vėlciai patys Kaišiadorį, šiandien jau Varėna Kaišiadorys. Jiem grainaciai patys muzikantai. Prašom, 13 pora.
15 pora, oi, čia gražus brolelį, mačiau, kaip ir repetavo, nuo tos senos Varėnos žiedo, žinokit, polko žingsniu atvarė. Tai iš Vilniaus folkloro ansamblio Poringės Mykolė Ganusauskaitė ir Mantas Adomaitis. Nu jau galit po biskutų išeit. Tai žinokit, čia tokia pora. Va, matot, koks didelis vyras. Va. Čia žinokit, šokių mokytoja. Pernai man ko galo neinvarė, tai šiuos met jauniklukų pasiėmė. Bet pažiūrėsit, kaip iššoks, tai yra Regina Baublienė ir Jokūbas Bauba iš Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblio Verpeta. Vadovė sėdi čia, toj skarzė balsė lakštingala, paskui galėsit uždainuoti. Taigi, čia galiu sakyti, močiutė yra Lukas. Bet gal paminavosiu vis tiek vardus, na? Ar neminavos? Numeris yra 1 ir 3, va. Ir čia yra vietiniai, žinokit, iš Matuizų. Ai, da pamiršau pasakyti, sėdi Dieve va kur kampe, visas vakaras brūžina. Tai nenuilstantys Vilius ir Roma. Taip jūs grokit, kaip įplojo, žinok.
Mokytojos kvalifikaciją išlaikei, gali toliau mokytis. Inga, Andris ir Oskars. Lyva ir Andris yra muzikantai iš folkloro grupės Brička. Inga ir Oskars yra šokėjai ir muzikantai iš folklorinių šokių grupės Dandary. Tai biskį jie ir pašoks, ir pagros. Gero pasiklausimo, svečiai iš Latvijos.
už tokį gražų konkursą, kuris organizuojamas ir visiems dalyviam už jūsų dalyvavimą, kad taip šauniai šokot. Tiek daug matėm gražios tradicinės polkos ir kaimiškos, ir senoviškos, ir jaunatviškos, ir taip jau norisi kartu. Aš tiesiog sunku labai sėdėti, bet tokia dalia mūsų buvo šį kartą. Tai labai džiugu ir dabar galiausiai paskelbsim mūsų to darbo rezultatus sunkaus labai. Perduodu atgal triubelę. Žinot, čia neatsietiniai, nepuseniai, tai va viskį paskaisiu. Tai pirmiausia, gal norėtumėme įteikti nominacijas. Už šokio grakštumą norime įteikti nominaciją Rasai Banevičienei ir Kęstui Ivanauskui. Oi, Jėzus Marija, suklydau per matelę, net į rodiklį paskaitau, atsiprašau, Audroniai Švedarauskienei ir Kęstučiui Aleckūnui. Nusiminkit, čia jums buvo avansų į kitus metus. Už polkos lengvumą Linai Dubosieniai ir Justui Neniškiui. Vakarėškia akinius netarp. Vienas paparokai, o jau būtumėm du paparokus. Labai džiaugiamės, kad už tradicijų perdavimą norim įteikti padėką nominaciją Reginai Baublienei ir Jokūbui Baubai. Na, žiūrovai, kaip manote, kas laimėjo žiūrovų simpatiją? Kuri pora? Trumpai televizorių daugiausia rodo. Ir nominacija žiūrovų simpatijos Gabrielė Aptytė ir Vilius Sungaila. Ir dabar kolegė nori savo nominaciją paskelbti. Taigi dabar norėčiau į scenos vidurį pakviesti Evito Markūnaitį ir Matą Vaškevičių. Tai Evitai ir Matai, jums yra kvietimas į Lietuvos moksleivių folklorinių šokių varžytuves Patriepsynė be jokių atrankų. Kviečiame gegužės 10 į Šiaulius. Ir atminimo dovanos jums. Na, o dabar diplomai. Pačių jauniausiųjų. Labai sunku, žinokit, buvo išrinkti, nes visi vaikai taip smagiai, taip šauniai, žaviai šoko. Kiekvieną turėjom čia savo favoritą, bet kažkaip tai radom tokią bendrą kalbą ir pirmąją vietą skiriame vaikų kategorijoje Livija Lenkevičiūtė ir Arnas Lenkevičius.